Sveiki visi. Sveiki. Mes ir vėl čia turim antrą dalį su Gintarė. Tai kas nematė pirmos dalies, jeigu jau paspaudėt ant šito video, peržiūrėkit pirmą dalį. Joje Gintarė pasakoja, kaip ji nuo vaikystės ieškojo tos tiesos, meilės, tikrumo, ėjo širdies keliu ir po to pasuko karjeros keliu, dirbo finansuose, pasiekė karjeros aukštumų, viskas gerai sekėsi, bet viduje kažko trūko, reikėjo kažko daugiau ir nusprendė kardinaliai pakeisti savo gyvenimą, išvyko į Kosta Riką, tenai pradėjo eiti dvasiniu keliu, atrado šamaninės ceremonijas su ayahuasca, patyrė stiprų pakilėjimą, dvasinį nušvitimą, kaip tada tai vadino, ir po kiek laiko pradėjo pati mokintis to šamaninio kelio, mokintis kaip vesti žmonės per tas ceremonijas, ne vienerius, ne 2 ir ne 3 metus vedė ceremonijas, bet kaip bebūtų po to priėjo prie kažkokio tai tam tikro liepto galo, kada gyvenimas pradėjo byrėti, irti ir šamaninių ceremonijų nebeužteko to, ką darė, nebeužteko nei meditacijų, nei jogų, nei ayahuaskos, reikėjo kažko daugiau, reikėjo to, kas galėjo ją išgelbėti netgi iš situacijos. Ir galų gale atrado Jėzų Kristų, atrado viešpatį, kuris jai priėmus komuniją, priėmus viešpaties vakarienę, apvalė jos širdį ir Gintarė suprato, kad jis atleido jai nuodėmę, atleido jai kaltes. Taigi tęsime toliau ir aš noriu tavęs paklausti, tada, kada tu sudalyvavai viešpaties vakarienėje, kaip suprantu, katalikų bažnyčioje, taip. Ar tu jau buvai priėmus viešpatį į savo širdį, išpažinus jį kaip savo viešpačiu, ar dar nebuvai savo valia, pasikvietus į Jėzų, ateik į mano gyvenimą, būk mano viešpačiu, aš tavim tikiu? Dar ne, iš tikrųjų. Dar iki to laiko nebuvau. Viskas įvyko kažkaip, tuo metu, man atrodo, kai aš paėmiau tą viešpaties vakarienę ir mano širdis tiesiog tokia buvo, aš ateinu, aš pas tave ateinu ir tą akimirką kažkaip tas ir įvyko, toksai, kaip sakoma, tikrai pasikviečiau, Jėzus tapo mano gelbėtoju, iš jį sudėjau visą savo viltis, visą savo tikėjimą sudėjau į nieką kitą. Ir tai yra toks labai unikalus, nuostabus, man atrodo, išgyvenimas kiekvieno žmogaus gyvenime. Ir tai kartais galim būti bažnyčios pastate daug kartų savo gyvenimuose, bet tas momentas, kai mes jį pasikviečiam ir jis įeina į mūsų širdį, tai tikrai yra kažkoks nuostabus. Bet tą dieną ir įvyko viskas, jisai tapo mano gelbėtoju, aš jį pasikviečiau į savo širdį, jis man atleido visas nuodėmes, kaip sako, ne, praeities, dabarties ir ateities, aišku, mes vis tiek atgailaujame ir mylime viešpatį ir prašom jo atleidimo, bet tai yra kaip ir ta sandora su viešpačiu, įeinam į sandorą su viešpačiu. Tai aš įėjau tą sandorą su juo ir man kas labai buvo labai didelis, ką man davė, daug labai davė Kristus, viską davė iš tikrųjų, bet man buvo labai svarbu asmeniškai, ko aš ieškojau, tai kas mane gintų, gynėjo ieškojau gelbėtojo, bet ieškojau ir globėjo, gynėjo. O jis kažkaip tą pirmą vakarą irgi man tai prašnekėjo, kad aš kovoju tavo kovas, aš kovosiu tavo kovas. Tai man tas toks buvo labai didelis, nežinau, turėti žinot, kad viešpats kovoja mūsų kovas. Ir jo, gali gal kažkokį klausimą, jeigu turi. Gerai. O ar tu tuo metu, tarkim, viešpats jau tavo pradėjo kalbėti realiai tavo širdį, tu suvoki, kad jis netgi kovoja tavo kovas, kad jis stovi su tavim, ar tu jau pažinai Dievo žodį tuo metu, ar buvai skaičius Bibliją, galbūt pradėjus skaityti Bibliją? Jo, kas įdomu, tie visi apreiškimai, kurie atėjo man tuo metu, jie atėjo dar neskaičius Dievo žodžio, tiesiog kaip
mes pasikviečiam viešpatį ir tada šventoji dvasia apsigyvena ir ta šventoji dvasia iš tikrųjų apreiškia Dievo žodį mano širdyje ir jis tiesiog sudygo iš karto, taip buvo pasadintas. Tai pati šventoji dvasia man apreiškia tą Dievo žodį, nes man to labai labai reikėjo, kad mane saugo. Tai dar nebuvau skaičius. Dar nebuvai skaičius? Nebuvau visiškai iš tikrųjų buvau neskaičius. Nieko nežinau. Tai noriu paklausti tada, kaip pradėjai skaityti Bibliją? Nuo ko tu pradėjai skaityti Bibliją? Tiesiog atsivertei ir nuo pradžios knygos skaitei? Ar kažkas parekomendavo? Ar tau padėjo suprasti ir suvokti šventą raštą, galbūt bažnyčios grupelį kokioj? Ir kaip tave veikia susipažinimas su šventuoju raštu? Ar buvo pasipiktinimo kokio nors labai aiškaus, kad nepritartum, galvotum, kas čia dabar, kaip čia taip rašo, kas čia per nesąmonės? Papasakok apie savo santykius pirmus su šventu raštu. Tai pirmas dalykas, aš taip pamilau tą gelbėtoją, kad man viskas, ką jisai pasakė savo knygoje, ir aš tik patikėjau, aš tikiu, kad Biblija yra Dievo žodis ir tai yra Dievo žodis, aš nuo pat pirmos dienos to patikėjau, kai patyriau Kristaus meilę ir įėjimą į savo širdį. Ir aš supratau, kad aš viską noriu daryti, ką šitas nuostabus gelbėtojas man pasakys. Tai man toks buvo, mano širdis buvo tokia pasiruošus, neturėjo kažkokių tokių, kad noriu savais galbūt keliais žygiuoti, bet kas galbūt išeina iš tų dvasingumo praktikų, nežinau, čia ne visiems šitaip, bet pas mane buvo pirmais metais labai labai didelės kovos, dvasinės kovos. Ir tikrai buvo labai ir sunku skaityti Dievo žodį, tai čia irgi toks kaip ir, kad velnias tikrai labiausiai taiko į tą vietą, kad tik mes to nepažintume Dievo žodžio. Ir man tikrai buvo taip, aš skaitydavau ir man taip sausa ir aš ten nieko atrodo, bet tai buvo, atrodo, nieko nesuprantu. Ir... Čia jau įtikėjus skaitydavai ir nieko nesupranti, ar prieš sakai? Ne, čia kai įtikėjau. Aš papuoliau į tokį slėnį, nes su Dievu irgi yra, tik viskas yra kitaip, nes papuolam irgi einam į dykumas, einam į kalnus, einam po visokias skirtingas vietas. Tik kad Dievas tave veda ir tu žinai, kad tame yra kažkas šlovingo finale. Taip. Tai aš papuoliau į dykumą, tokia, kas liečia, išgyvenau pirmus 2 mėnesius, tai kaip būna medaus mėnuo, kur tiesiog šventoji dvasia man apreiškė žodį kiekvieną dieną ir buvau tokia... Ir net jauti daug ką. O jaučiu tokia, kas yra nuostabu, irgi ko niekada nesu jautus daug patirčių, esu daug patirčių turėjus, bet aš jaučiaus, būdama Dievo artume, šventumą, jo šventumą. Ir tas šventumas yra nepalyginamas su ten kažkokia meilės ar laimės, kažkokiom ten formom, kurias aš galvojau, kad jaučiu, bet jo šventumą. Tai mano buvo toksai 2 tokių mėnesių medaus mėnuo, nuostabus, vadinamas, nuostabus toks, dvasia yra labai reali ir labai tu ją tikrai, galima ją taip jausti. Bet paskui aš papuoliau į dykumą, praėjau pro tokį tikrai, kur viešpats mane vedė per tokį sunkų slėnį, kur buvo daug dvasinių puolimų, nes aš išėjau iš daug dvasinių patirčių. Tai natūraliai tie, sakykime, bet aišku, viskas su Dievo valia. Tai daug tokių dvasinių puolimų, tai jeigu kas nors išėjote iš šitų praktikų ir jūs puola, tai irgi nebijokite, neišsigaskite, tai irgi yra dalis to, bet galbūt noriu pasidalinti, būtent kas mane iš tų dvasinių tokių kovų ir labai labai sunkių visokių dvasinių suspaudimų ir visokių tokių atakų, kas mane išvedė iš tikrųjų. Tai kažkurio ir Dievo žodį man buvo labai sunku skaityti. Man vis nesinorėdavo, man vis norėdavosi kažką kitą daryti, toks buvo tikrai. Ir tada vieną dieną mano mentorė man paliko žinutę ir sako, aš mačiau tave deklaruojant Dievo žodį gamtoje ir kad tas žodis tave išlaisvins. Žodis išlaisvina. Ir man žinau, koks šis žodis mane išlaisvins, aš kažkokio dykumoje, mane spaudžia iš visų pusių. Ir aš galvoju, kas čia išlaisvins, bet aš patikėjau kažkaip tą žodis įkrito ir aš tada pradėjau, kad ir kaip man buvo sunku, tai tas su Dievo žodžiu, aš sakyčiau, reikia ryžto, reikia užsispyrimo. Ir aš pradėjau kiekvieną dieną skaityti Dievo žodį ir deklaruoti Dievo žodį. Aš vaikščiodavau po laukus, po savo kaimą ir kartodavau Dievo žodį, kartodavau ir kažkurio momentu man taip
ir aš manau, kad tą Dievas man ir tą mane vedė, man tie visi suspaudimai ir tie visi kažkokios atakos tų demonų, man jos pasidarė daug silpnesnės, ar tiesiog Dievo žodis mano širdyje užsiviešpatavo ir tapo stipresnis už visus mano, tuos, sakykime, ten suspaudimus, puolimus ir taip toliau. Tai aš tiesiog tokį patyriau, tą Dievo žodžio, kad jinai iš tikrųjų ir išlaisvina tą žmogų ir kad man, kad ir per kokius aš išbandymus ėjau, aš patikėjau Dievo žodžiu, mano širdis pradėjo tikėti Dievo žodžiu. Jeigu sako, kad aš esu laisva, tai aš esu laisva ir tai va, tai toks. Bet čia didelis pasiekimas iš tikrųjų. Toks spaudimas tikėjime, kad iš tikrųjų tikėt, ne? Jo. Kad tu laisvas, kad tu Dievo sūnus, pavyzdžiui, Dievo dukra, prisimta identitetą, tai vėlgi čia procesas. Čia buvo labai toksai, sakau, taip įdomu, nes mano įtikėjus, iš tikrųjų, su Kristumi yra nuostabu, bet tai nereiškia, kad yra lengva. tai mano tokios patirtis buvo tokiuose slėniuose, tokiuose kažkokiuose glūdumuose, tamsumuose, bet tuose tamsumuose, tas, sakau, žodis turėjo progą užsiviešpatauti, tai jeigu jūs einat per kažkokius sunkumus, ar kažkokius dvasinius puolimus, ar dar kažką, ir gal jums atrodo, žodis tai man tikrai čia nepadės, man reikia, kad kažkas padėtų man. Tai tas žodis, iš tikrųjų, kai jis į širdį įsisodina ir mes ar kartodami, ar tiesiog skaitydami daug kartų, kartais tiesiog reikia pastangų ir kai jis tai užsiviešpatauja širdyje, tai tada jis yra galingas, jis yra dviašmenis kalavijas. Ir tai man taip žodis tapo, aš pažiūrėjau, aš galvoju, palauk, aš buvau tokiuose, sunkiuose suspaudimuose, o dabar aš tikiu Dievo žodžiu labiau negu suspaudimu. Mano tikėjimas pasikeitė, mano tikėjimas perėjo nuo to, mane spaudžia, čia man kažkas, kažką. Aš pradėjau tikėti Dievo žodžiu ir pradėjau jaustis, tiesiog pasikeitė. Jo, tikėjimas tave gano iš tikrųjų į geras vietas. Nes tai pagalvojus, visas mūsų gyvenimas yra paremtas tikėjimu. Net netikintis į Dievą žmogus, iš tikrųjų jis gyvena tikėjimu. Tikėjimu, čia labai gerai sakai. Jisai tiki tuo, ką išmokė jo tėvai, seneliai, močiutės, draugai. Ką išmoko švietimo sistema, tu tiki, patiki. Tarkim, apskritai sėkmės suvokimas, kas yra sėkmė šitam pasaulyje. Vis tiek mes išmokstam, įsikalam tai į galvą ir pagal tą įsitikinimą veikia mūsų emocijos. Kažkas atsitinka ir aš žinau, kad čia nesėkmę patyriau, žinai, arba kad vilties nebeturiu. Bet jeigu, kaip sakai, leidi įsiviešpataut Dievo žodžiui savo širdį, kas tu esi, kas yra sėkmė pagal Dievo žodį, kur tu eini, tu žinai, koks tavo galutinis tikslas, kokia tavo viltis. Tai aš galiu irgi paliudyti, kad net tavo jausmai ima keistis. Nors čia dvasiniai dalykai, bet net tavo jausmai, tau net nesivaikant jokių jausminių dalykų, jie ima po truputį keistis, transformuotis. Ir tai ženkliai, aš manau, priklauso nuo to, kaip tu atsiveri tam Dievo žodžiui. Kaip tu irgi praktikuoti turi, žinai. Nėra, kad dabar, kaip sakai, atėjau pas Jėzų ir visos problemos dingo iš karto, žinai, aš toksai skraidau visais. Jo, labai gerai, labai įdomi, ta prasme, tikrai įdomu. Bet vienareikšmiškai, kas tikrai atsitinka, tu nustoji garmėti žemyn. Nuo tada, kad tu priimi Jėzų, mažiausiai, kas atsitiks, tu nustoji eiti susinaikinimą, bent jau tu sustoji iš pradžių. Ir tada kai kuriem labai greit, kai kuriem po truputį, kai kuriem kaip man, labai lėtai keičiasi dalykai. Man sunku ir patikėti kartais ir aš dabar kartais sudvejoju. Ir tiesiog, žinai, atrodo, visą gyvenimą pažįsti Dievą, net krikščionių šeimoje praktikuojančių, gyvai tikinčių augęs, bet ir tai abejoju, žinai, ir į save susikoncentravęs, ir ten kitaip elgiuosi prie žmonių, veidmainiauju, dėl baimių kažkokių. Ir atrodo, vau, kiek reikia, Dieve, tavo malonės, kad toks kaip aš pasikeisčiau, bet esu nustojęs garmėti žemyn. Ir turiu viltį, žinai, net man yra viltis. Tau yra viltis, bet kuriam, kuris žiūri, yra viltis, kad Dievas tave perkeis. Ir tu turėsi amžiną gyvenimą. Ką tu tada sakei paskutinį kartą? Bet, kaip tu labai gerai pasakei, ta viltis mano širdis yra pertekusi vilties. Tai net jeigu aš einu, aš suprantu, kad mano gyvenimas turi ne tik, kad
prasmę jisai turi, ieškojau tos prasmės, prasmė yra Kristus, ne, pažinti Dievą, būti jo, bet ta viltis tiesiog gyvena, nes Jėzus Kristus ir yra tas gyvenimas, yra gyvybė ir ta viltis gyvena, ir kad ir per ką tu eini, ir tie slėniai, jie netokie baisus, nes tu žinai, kad tu turi, man, pavyzdžiui, man labai tas yra svarbus aspektas, mano guodėjas, mano gynėjas ypatingai, ir mano tas draugas, tai ir jis yra viešpats Dievas. Tai man tai, pavyzdžiui, tiesiog tikrai, sakau, ta vat viltis per visas situacijas einant. Jo. O tada kaip įtikėjus, pradėjus sekti Jėzų, tai ar tu dabar, kaip tavo draugų ratas pasikeitė? Ar tu visiškai išsižadėjai visų draugų, ar jie tavęs išsižadėjo, ar tiesiog išsiskyrė keliai, ar dabar palaikai ryšį su kažko, pavyzdžiui, šamaninio pasaulio, galbūt bendraujat, galbūt kalbat apie Dievą, diskutuojat, kaip tavo draugai pasikeitė? Jo, mano atveju, tai kaip sako, nesigręžti atgal ar ne, tai man tiesiog mano gyvenimas sudegė. Ir aš uždariau visas duris į visą šamanišką. Mano rekomendacija tokia asmeninė ir pasišnekėjau su vyresniaisiais, tarkim, iš bažnyčios, tai ypač žmonės, kurie išeina iš tų gilumų, šamanizmo, visų tų reikalų, ar ne, tai nereikia ten skubėti, galbūt, mano toks asmeninis patarimas, tikrinkite su savo, ar ne, su Biblija, su tikinčiaisiais, bet kad nereikia ten skubėti, dabar eisi to šamaninį pasaulį, kur ten raganystės, burtininkavimai, visokios prakeikimai, užkeikimai, aš čia dabar su Jėzu, aš esu jaunas, aš visiems tai paskelbsiu Evangeliją. Tai mano atveju, tai taip, aš ne toks buvo mano Dievo vedimas, tikrai aš tą uždariau, visiškai sudeginau, aš nieko su to nenorėjau ir aš norėjau statydintis į Kristų. Ir į Dievo žodį, į Kristų ir tvirtėti ir Dievas man davė visiškai naują grupę žmonių, davė gerą bažnyčią, o kaip sakiau, Lyzas sesė, kuri paskelbė man Evangeliją, tada kitą turi moterį Australijoje ir tada davė bažnyčią, tokią stiprią, solidžią ir vis man dabar Dievas vis atneša, naujų, bet tikinčiųjų iš tikrųjų, tikinčiųjų žmonių. O tai, žodžiu, tavo draugų ratą pakeitė tikintis? Mano draugų ratą pakeitė visi tikintis ir nesijaučiu aš pasiruošus dabar žygiuoti ten į kokį Peru ten kaimą ir skelbti Evangeliją. Jam ir gal čia net ne mano pašaukimas, o kažkieno kito, bet man reikėjo tiesiog su tais visais, nes daug ir tų sielinių visokių yra ryšių, daug yra tų visokių dalykų, kurie yra demoniški ir mano atveju, mano nuomonė, tai gerai uždaryti nuo tų visų dalykų širdį ir tegul Dievas tvirtina, o tada jau kokį vieną žmogų atves, ar ne, ir tu paskelbsi jam tą Evangeliją tinkamu metu, tinkamą vietoj, tai tada viskas labai gražu ir šlovė Dievui. Jo, tai dabar tu į evangelinę bažnyčią vaikštai ar katalikų? Ne, evangelinė. Jo. Kur tu lankaisi, jeigu nepaslaptis? Kauno Krikščionių bažnyčia. Kauno Krikščionių bažnyčia. Jo, Kauno Krikščionių bažnyčia lankausi. Jo. O kaip tą bažnyčią iš karto radai, kai tikėjai, kiek užtruko laiko, kad pradėjai lankytis bažnyčioje, eiti į bendruomenę ir kodėl klausiu, šiaip gan nemažai žmonių, ypač šiais laikais, kai yra interneto platybės, sako, kad man nereikia bažnyčios, man nereikia bendruomenės, mane Dievas veda, aš eisiu pats. Kaip tu matai šitą ir ar tau pačiai kada buvo tokių minčių ir jeigu manai kitaip, kodėl tu manai kitaip? Kaip tu žiūri? Aš manau, kad mums reikia būti tarp žmonių, pirmas dalykas, mums reikia to bendravimo, bet mums reikia ir vyresniųjų žmonių aplink mus, su kuriais mes galėtume, nes man asmeniškai taip irgi ten, aš esu turėjus visokių ten apreiškimų, tikėjus ir vizijų, ir visokių sapnų, ir mane tas dvasinis pasaulis traukė, ir taip paskiau paaiškėjo, kad buvo ne iš Dievo, bet tai va, turėti aplink save tų žmonių, kurie praėjo tiesiog daugiau to kelio, aš manau, kad yra labai labai svarbu. Aš manau, kad yra labai svarbu turėti bažnyčią, į kurią eiti, nes kol dar negali labai labai tiksliai atskirti Dievo balso nuo dvasių, piktųjų dvasių, kurios bando šnekėti. Nes kartais kiti galvoja, tai aš jau tikėjau, tai man tikrai piktoji dvasia nešnekės. Ne, velnias slankiojo kaip rimuojantis liūtas, tai aš to netikiu, nes
aš pati turėjau kitokių patirčių, tikrai velnias šnekėjo ir Dievas šnekėjo ir visokių turėjau. Ir man reikėjo pačiai atsirinkti ir Dievas mus apie tai įspėja, kad tikrintume kiekvieną dvasią. Tai aš sakau, kad aš noriu būti ypač tiesiog apsisaugoti, man tiesiog tas yra svarbu, ar ne, tai Dievo žodžio žinojimas, tai vienas dalykas, bet turėti tam tikrą bažnyčią ar bazę, kur galima tas mūsų kažkokias ten apreiškimus ar vizijas pasidalinti, tai aš manau, kad yra, mano nuomonė, tai yra labai svarbu. Jo, aš lygiai taip pat, manau, labai stipriai tikiu tuo, kad žmogus, kuris vengia atskaitomybės, žmonės nenori būti atskaitingi, pastoriai, pavyzdžiui, vyresniajame, ne? Taip. Vengimas atskaitomybės, vengimas galvos, žinai, vengimas vyresniųjų yra labai luciferiškas dalykas. Labai. Ta anarchija, žinai, kad man nereikia vedlių. Ta prasme, pats Jėzus į sinagogą eidavo, kur atrodo, skaitant šventą raštą, atrodo ten tiek mirusios religijos. Apie fariziejus, kiek matom, Jėzus jiems kalba, kad jūs veidmainiai, rašto žinovai, žinai, bet jisai pats eina į sinagogą, jisai nesako, ne, aš viską darysiu vat savaip. Jisai įstatymą pažįsta, jisai moko, kad jūs, sako, turit pralenkti teisumų fariziejus ar rašto žinovus pagal įstatymą. Tai, žinai, visiškai nenuneigia šaknų, iš ko viskas ateina. Taip. Jo, ir va ta atskaitomybės baimė, ypatingai šiais laikais, labai stipri ir sakau, žinau, nemažai tikinčiųjų netgi, kurie, sako, kur 1-2 susirinkę, žinai, ten sako, yra bažnyčia, bet mums reikia atskaitomybės, mums labai reikia atskaitomybės. Yra žmonės, kurie ėjo šitą kelią 30 metų, 40, žinai, praėję ir emocijas praėję, ir tą pirmą meilę, ir dykumas, ir jis tau gali ramiai, be haipo pasakyti, pakreipti, žinai, pabarti, tave sutramdyti, tave pagirti, paskatinti. Tai... Jo, ir kaip sakyt, kai tik įtiki, ir aš pati sakau iš savo patirties, tą atskirti velnio melą, nėra taip... atrodo, kad tu tikrai suprasi, kad čia velnias taip šneka. Ne, nes užsimaskuoja, ar ne, kaip šviesos angelas. O kai nieko nėra vis tiek naujo pasaulyje, kas liečia velnio schemas, tai kai mes vieni iš šviesą tai išnešam, ir ypač su žmonėm, kurie jau daugiau praėjo to kelio, tai tada galima, kaip sakyti, tas klasas, nes tai yra, ko Kristus, ne, čia gal skambės, kad labai daug viskas nelengva su Kristumi, iš tikrųjų yra nuostabu, bet mus pašaukė būti tvirtais, kariais ir tikrai daug ko atsisakyti, bet tu tiesiog ženkliai daugiau visko gauni, nes tu turi ramybę, tu turi santykį su Dievu, kuris yra tavo geriausias patarėjas ir tu šventėjai kiekvieną dieną, tu eini į didesnį šventėjimą, panašėjimą į viešpatį. Tai iš tikrųjų tu gauni labai labai daug, bet ir reikalauja iš mūsų ir stiprėti. Jo, būti stipriais. Ir kaip va šitam kelyje, šiai dienai, tarkim, ar turi kokį nors labai stiprių išbandymų, kurie, tarkim, netgi purto tavo gyvenimą, einant keliu su Jėzum. Ar dabar tokia ramybė ir užtikrintumas, kaip tu šiai dienai jautiesi? Gal labiausiai, nežinau, gal irgi kai kurie žmonės su tuo yra susidūrę, bet mano, sakykime, velnias labiausiai galbūt per baimę į mano gyvenimą visą laiką eidavo, po tų visų patirčių, kurias aš esu turėjus, tai man tikrai, ar aš saugi? Kristau, ar aš saugi? Tai aš tokia, einu visą laiką pas viešpatį ir kas yra nuostabu, kad jisai mane vis drąsina ir ramina ir per savo žodį, per asmeninį kažkokį apreiškimą, bet vis man parodo, kad aš esu saugi jo rankoje. O tai yra man, pavyzdžiui, tikrai vienas didžiausių turtų žinoti, kad aš esu saugi viešpatė. Tai mano tokie, sakyčiau, išbandymai, kur tikrai reikia atstovėti prieš nerimą, prieš baimę, kad o gal kažkas gali nutikti, kažkas blogo, bet iš tikrųjų, kas yra nuostabu, kad kai mes pastatom gyvenimą ant Kristaus, tai mes ir stovim ant tos tvirtos uolos. Ir tik laikas, aišku, kiti sakys, reikia laiko, ar ne, kad pamatyt, bet mes stovim ant tos tvirtos uolos. Tai mane jis mokina nebijoti,
Ir jis pasakė savo žodį daug kartų nebijoti, nes aš esu su tavimi. Tai net ir esant šitam video, ar ne, ar įrašinėjant, tai aišku, kad yra kažkokių baimių, kažko, bet aš žinau, kad viešpats Dievas yra su manimi. Tai yra mano, pavyzdžiui, tas didžiausias nebijoti, nes aš esu su Kristumi. Nes aš visą gyvenimą tikrai va tokia atlapa širdė visur ėjau, atvira širdim ir ten, ir aš pamačiau daug blogio. Ir širdis linkusi bijoti, bet kai mes atnaujinam, su Dievo žodžiu, tai va šita vieta, sakyčiau, baimė, ir kita vieta tai tikrai atsinaujinta visą mąstymą, tą visą protą atsinaujint su Dievo žodžiu. Va, taip tiesiog aš jaučiu, kaip mane kasdieną plauna. Kiek metų dabar yra praėję nuo tavo įtikėjimo? 2,5. 2,5, ne? Jo. Ir dar vis plauna protą. Jo, ir plausi. Jo, plauna, jo. Jo, su Dievo žodžiu, nežinau, gal tu nori kažką apie Dievo žodį ir kaip aš dar noriu, atsinaujinam. Aha, sakyk. Kalbant, po to galėsim dar grįžti prie proto atnaujinimo, bet kalbant dar apie, tarkim, baimės, sakai, va kartais būna dar baimės. Taip. Ir, tam tikri puolimai. Taip. Tai irgi va čia kita dalis, kodėl bažnyčia yra labai labai svarbi, nes tu turi dvasinį užnugarį. Ir viena vieta, apie atakas priešo. Tai aš atsimenu vieną tokį įvykį, kai manęs paprašė pasidalinti su vienos stovyklos jaunimo, kaip pasakyti, savanoriais. Apie lytiškumą, apie pornografijos žalą, apie visus šitus dalykus. Apie susivaldymą, susilaikymą. Va ta tema, žinai, ir aš atsimenu nuvariau, pasidalinau, pakalbėjau ir tada naktį tokią dvasinę ataką gavau, kad aš atsibudau iš sapno, žinai, tam tikro. Ir atrodo, kad net, buvau fiziškai tam sapne ir ten košmariškai buvo klaiki ataka, atsibudau ir toks net pilve negera, po to 2 dienas vaikščiau tam sunkume tokiam. Tiesiog, žinai, vos net toks jausmas, kad ką tu čia darai? Jo. Tu nelysk, tipo, būk ramiai. Ir pasidalinau aš tada šitų įvykių su viena seserim Kristuje. Ir jo, tikrai sakė, kai tu eini į misijas kažkokias tai tokias. Ir čia net nebuvo krikščioniška misija. Aš net, tai nebuvo pas krikščionis neėjau. Aplamai ta tema apšvietinėjau jaunimą, bet tai vis tiek yra pagal Dievo žodį. Ir va šitaip atakavo, tai gavau tokį, kad, tu negali irgi eiti be paramos. Ir čia vėl yra bažnyčia. Bažnyčia turi stovėti už to ir turi būti užtarimas ir tada tu gali šitą nuveikti, žinai, bet tarsi, žinai, ta stipri, jeigu tu esi mažytė šakelė, tai tu esi stiprios šakos dalis, kuri yra iš Dievo kamieno išaugų, žinai. Jo, grįžtant prie atnaujinto proto. Tai irgi galiu paliudyti, kad mano protas ir mintys, tos, kurios automatiškai išeina iš pasąmonės, kažką tiesiog darai, veiki ir eina vis tiek kažkokios mintys, ne? Tai va šita dalis irgi, aš 5 metai atėjęs pas Kristų, gyvenu su juo, bet kartais tokie dalykai išeina iš širdies, tiesiog iš pasąmonės. Kad atrodo, kaip taip gali būti? Taip. Mintys, žodžiai, scenarijai, vaizdiniai kažkokie, žinai. Ir tada suprantu, kad jo, bet vakumo mūsų širdį niekada nebūna. Kaip ir kosmose, negali būti vakumo. Jeigu tu tik atidarysi ten butelį, kuris yra užsuktas ir vakumas jame, jis staigiai įtrauks kažką, ne? Tai širdis lygiai taip pat negali būti nieko neužpildyta. Ir aš taip vizualizuoju kartais širdį kaip vamzdį. Kaip vamzdį, į kurį tu dedi dalykus ir kai nebetelpa, pro kitą galą išeina dalykai. Tai tu dedi Dievo žodį, dedi, kol visa, kas netyra, tiesiog išeina. O jeigu tu nededi Dievo žodžio, kažkas tiesiog eina automatiškai, žinai. Gyvenam pasaulyje, žiūrim į dalykus, girdim dalykus, bendraujam su žmonėm ir kažkas nuolatos pildo mūsų širdį. Ir jeigu mes nebudim, tai va, ta mūsų širdis, jinai užsipildo. Ir, žinai, būna ypač plačiam dvasingume, sako, eit širdies keliu, kad
tarsi jeigu širdies keliu, vat, kas iš širdies išeina, aš seku, Jo. o Biblija sako, kad širdis labai klastinga, ne? Sako, kas ją supras. Jo, labai daug, iš tikrųjų daug yra labai neteisingų mokymų, tai va dėl to man, pavyzdžiui, tas visas atsinaujinimas ir toks yra svarbus tų minčių, ar ne, ten, kaip, irgi tu sakė, nes to vamzdžių, tai aš irgi mačiau kaip taurė, kurioje yra purvino vandens ir pila ant viršaus. Ir jisai po truputį skaidrėja, bet jis ne iš karto pasidaro skaidrus. Jisai po truputį skaidrėja. Tai va, aš tai, pavyzdžiui, jaučiuosi, jeigu, pavyzdžiui, mano silpna vieta, kaip sakiau, yra ten baimė ir nerimas, ar ne, tai kas iš mano širdies išeis kažkokiai sudėtingai situacijoje. Tas ir išeina. Aš pradedu nerimauti. Bet čia visiškai ne pagal Dievo žodį, nes sako, paveskite savo rūpesčius man. Tai aš kuo daugiau medituoju, galvoju apie tą žodį ir Dievas šventoji dvasia šneka ir apreiškia. Ir kuo daugiau galvoju, tuo mažiau iš mano širdies išeina tas nerimas, nes tas Dievo žodis, jisai jau praskiedė tas visas nerimastingas mintis. Tai va, tai tas nuostabus dalykas, kad su krikščionybė ir su Biblija, kad tai iš tikrųjų veikia, kad tai vienintelis dalykas, aš viską išbandžiau ir savo minčių niekaip iš tikrųjų nesuvaldžiau ir svarbiausia širdies savo nesuvaldžiau, nes viskas paskui širdį papuola, o širdies visokie išeina, kaip sakai. Tai va, Dievo žodis iš tikrųjų veikia, kai Dievo žodis stataisi į širdį, tai tada tu tikrai, tavo gyvenimas stovi ant tvirto pamato. Taip ir parašyta Dievo žodį. Vėjas ateis, papūs, o tavo širdis stovės, tavo gyvenimas ir tavo širdis stovės ant tvirto pamato. Tai Kristus, tai va. Ir va, turiu dar, žinai, vieną gerą pavyzdį. Kas aš suvedinėjau kartais muziką, man atsiunčia studijinius įrašus ir tiesiog padarai, kad tai skambėtų kaip daina. Ir viena šlovinimo tik krikščioniška muzika. Ir papasakosiu kodėl. Būtent smegenų plovimas. Suvedinėjai dainą, ją perklausai 100 kartų, pavyzdžiui. 100 kartų. Pereina per tavo ausis informaciją. Ir pamenu, kažkada vieną dainą dariau, Christ Team grupiai. Ir ten visą albumą, pusę albumų suvedinėjau ir darant va tą darbą, ant tiek įeina ta muzika, kad po to ten miegi ir atrodo kaip sustabdyti begelį jo. Bet ką noriu pasakyti, tada turėjau situaciją darbe tiesiog, kur šiaip natūraliai man išeitų, gal net norėtųsi nusikeikti, pavyzdžiui. Ir man staiga tiesiog eina toliau tas begelis tos dainos, o ten dainuoja psalmes kažkokias, žinai, tu mano širdį sukūrėjai ir panašiai. Ir man eina tiesiog esmė. Ir galvoju, va, čia yra geras, atsiprašau už tą frazę, bet smegenų plovimas. Teisingas smegenų plovimas. Ir galvoju, jeigu aš pastoviai esu Dievo žodyje, kiekvieną dieną skaitau, galvoju apie jį, tai širdis pasikeičia. Širdis pasikeičia. Tai reiškia širdies pokytis, kad tau natūraliai iš širdies tu tiki Dievu, tu nori jį šlovinti, iš tikrųjų nori. Tau kyla gyrius, tu dėkingas, žinai. Bet čia yra procesas ir tikrai jisai kartais gali trukti ir trunka visą gyvenimą. Taip, nežinau, tiesiog toks mano gal tik tai pamąstymas tiem, kurie galbūt naujai įtikėjo, tai kad Kristus perves jūs per tuos išbandymus, gal bus sunkumų, gal bus slėnių, gal bus tų, bet Kristus taip myli, man patiko, mano mentor, čia ne iš Biblijos, bet toks įdomi mintis, sako, tave Kristus myli daug labiau, negu net tie demonai gali tavęs nekęsti. Tai toks pamąstymas, kad ir kokios tos piktos jėgos ten gali bandyti pulti, ieškoti silpnų vietų, viską, bet Kristus yra viešpats ir jis yra su mumis, ir jis yra už mumis. Ir aš tiesiog tikrai kiekvienam linkiu turėti tą, nes čia nieko neprarasti, tai aišku, kad nieko negali turėdamas Kristų, taip atrodo, o ką aš čia prarasiu, ar ne? Iš tikrųjų tai nieko neprarasi, bet kiekvienam tiesiog linkiu turėti tą saugią uolą Kristų, ant kurio tiesiog pasistatyti visą gyvenimą ir džiaugtis, ir džiaugtis Dievu. Tai 2 paskutinius klausimus turiu. Gerai. Pirmas, ar bažnyčiai va dabar, ar turi kokią nors tarnystę? Aš tvarkdariuosi. Tvarkdariuosi, tai labai gerai. Tai tvarkai tiesiog aplinką, nes plauni. Sutvarkom sekmadieniais. Mes irgi turim tokią tarnystę. Turite. Pradėjom tvarkyti, prisidėti. Tvarkdariuosi gerai. Ir tada
paskutinis klausimas, tai dabar vat žmogui, kuris ateina ir sako, aš neneigiu Jėzaus, aš neneigiu Dievo, aš tikiu, bet visgi jis yra vienas iš pakylėtųjų mokytojų ir visos religijos veda į tą patį, jos veda į meilę ir taip pat dėja visos religijos kalba, kad jų pakraipa yra vienintelė. Ką tu gali pasakyti iš tikrųjų vat, į tokį teiginį ir kaip tu galėtum pakomentuoti, kad Kristus yra vienintelis? Kuo jis yra vienintelis, jeigu tai trumpai, tarkim, ir labai aiškiai? Sunkus jo. Iš tų loginių argumentų, tai aš nesu ta tokia gal loginių argumentų žmogus. Iš neloginių. Jo, aš tiesiog bandau dabar kažkaip prieiti prie to širdies. Nėra tokios meilės kaip pas Kristų, pirmas dalykas. Tai tokios meilės nėra. Tokia meilė neegzistuoja niekur, tik pas viešpatį Dievą, tik jį yra viešpačio Dievo, nes jis yra meilė. Ir iš tikrųjų aš tikėjau tais kitais dievais. Tiesiog supratau, kad aš jų nei vieno nepažinojau, kai man buvo blogai. Kad aš nei vieno iš jų nepažinojau, nes jie nėra dievai. Bet čia neinant į tas diskusijas, ar nesakys yra, nėra. Bet aš supratau, kad aš nei vieno iš jų nepažinojau asmeniškai. Ir kai man buvo blogai, aš neturėjau ko šauktis, nors garbinau daug dievų, skirtingų dievų. Aš neturėjau nei vieno, kurio galėčiau šauktis. Tai jeigu tu, žmogau, kad ir kur esi, kai tau gerai, tai gerai. Bet jeigu tam sunkia momente, tai nei vienas iš tavo dievų neatsako, tai aš sakyčiau, suteik šansą Kristui, nes jis yra Dievas, kuris iš tikrųjų, kuriam rūpi žmogus. Nes jis tave sukūrė, nes niekas kitas tavęs nesukūrė. Kaip kažkur rašiau, brangakmenis, jokie kristalai tavęs nesukūrė, visata tavęs nesukūrė ir kiti dievai irgi tik yra apgaulė, bet jis tave sukūrė, todėl tu jam vieninteliam rūpi. Jis tave sukūrė iš didelės meilės, nuostabiam tikslui ir jam taip rūpi tavo gyvenimas ir tavo išgelbėjimas. Tai kai tau bus sunku ir tie dievai neatsakys, o gal tu net nenorėsi su jais šnekėtis, šaukis Kristaus. Jo, iš tiesų, vienintelis Dievas, kuris mirė iš tikrųjų už žmonių nuodėmes, kuris ne tik viešpatavo, bet nusileido iki pat žmogaus lygio ir mirė už nuodėmę, už tai, kas mus dvasiškai pražudė, mirė prisimdamas atsakomybę už tai, kad netgi leido žmogui nupulti. Ir žinai, daug kas piktinasi, kaip Dievas galėjo leisti nupulti, o po to į pragarą siunčia. Bet tas pats Dievas mirė už tai, mirė už žmonės ir pats prisimė atsakomybę, nereikalaudamas iš žmonių, kažkaip jį pasiekti be kelio, bet aišku kelią parodė, atėjo į žemę, paskelbė visai kitokį gyvenimą, gyvą evangeliją, paliko savo vardą, į kurį gali šauktis. Ir kas svarbiausia, svarbiau už bet kokį mokymą, svarbiau už bet kokią žinią Kristaus. Pats svarbiausias dalykas. Šventoji dvasia, kurią jis mums paliko, kuri, kada apsigyvena žmogui, jinai ima rodyti tau apie Dievą, parodo tau apie nuodėmę, pradeda kalbėti, kad tu pats žlugęs be Dievo, atrodo, žinai, ima žmogus ir pats supranta apie nuodėmę, bet ne pats, šventoji dvasia pradeda kalbėti. Ir tikrai tiek daug liudijimų yra, bet kaip tu sakai, tau pradėjai mintis apie pragarą. Iš kur? Kai visa tavo aplinka neigia pragarą, žinai, ar apie nuodėmę, ar kad tu, nesantaikoj su Dievu, ima ir iš kažkur tokios mintis ateina. Tai tikrai tai yra šventosios dvasios darbas, kaip ir mūsų proto perkeitimas, mes skaitom Dievo žodį, įsileidžiam į save ir šventoji dvasia daro savo darbą.
Ir kartais tas procesas tikrai lėtas, atrodo labai subtilus, bet kai pasižiūri į save, koks prieš 5 metus buvai, ne, prieš 10 metų aš irgi buvau Dievas, prieš 10 metų aš buvau Dievas, po to buvau velnias, po to buvau demonas, po to kas tik nebuvau, gal ir pats Jėzus buvau kažkada, maniau, kad esu, o dabar žiūri atgal ir, blaiviai gali matyti, atrodo Dieve, kaip aš galėjau taip galvoti, žinai. Išdidumą savo pamatai pats, abejingumą. Ir tiesiog gražius dalykus Dievas daro didelius. Ir daro, kaip tu sakai, labai gražius dalykus, žinai, aš net nepaminėjau, bet tiek nuostabių dalykų mane sugrąžino į Lietuvą ir turiu dabar artimą santykį su nuostabiais tėvais, su nuostabia šeima, man davė darbą. Dirbu korepetitorė, tokį darbą, kuris man labai patinka, su Dievo malonė atėjo tas darbas. Kokios pamokos? Ispanų, anglų ir matematika. Jo? Nes Peru ispaniškai. Ispaniškai, jo. Ten ir išmokai? Išmokau, išmokau Ispanijoje ir Peru. Tai davė nuostabų darbą ir aš tiesiog matau, koks aš buvau žmogus ir kiek iš tikrųjų nedorybių ir padariau ir tikrai visokia buvau. Ir dabar matau, kaip Dievas tiesiog tą širdį iš tikrųjų įdeda naują širdį į žmogų. Amen. Jo, taigi. Ačiū tau, Gintarė, dar kartą už tai, kad atvykai pasikalbėti, papasakoti apie Dievą. Galime kelti šitą laidą į YouTube, kiti galės pasižiūrėti. Noriu padrasinti kiekvieną, kad nebijotumėt liudyt apie Dievą savo aplinkiniams, savo draugams. Kartais atrodo, kad galbūt per daug tų šnekų apie Dievą, bet tikrai jų nėra per daug, palyginus su tuo, ką mes kalbam kiekvieną dieną kartais, apie visiškus niekus. Iš tikrųjų, apie ką pasaulis kalba, kokios muzikos mes klausom, kokius filmus žiūrim. Tai, žinai, tą 0,5% pakalbėti apie Dievą ir paklausyti, nėra ko nervuotis, nėra ko įsižeisti. Lygiai taip pat tikrai drąsinu nebijoti Dievo žodį kalbėti. Irgi jisai kartais papiktina žmonės, kad ir tarkim, tu netiki reinkarnaciją, ne? Tai neturi piktinti iš tikrųjų, kaip ir žmogus, kuris tiki reinkarnaciją, manęs nepiktina, nėra ko piktintis. Tiesiog, jeigu tikrai meilė gyvena širdį, nėra ko piktintis, tai tikrai melskim Dievo, kad tą baimę ištirpdytų, liudyti gerus darbus, kuriuos jis iš tikrųjų daro mumise. Ir toks paskutinis dar prisiminimas. Aš kažkaip, žinai, irgi bijodavau kalbėti apie Dievą žmonėms, nedrąsu, nes klaunas, idiotas arba tiesiog išprotėjęs. Ir atrodo, kad, ką čia kišiu kitiems, bet kada iš tikrųjų praeina kažkiek laiko ir pamatai iš tiesų, ką Dievas padarė tavo gyvenime, tai ta prasme, tu tiesiog kalbė apie savo gyvenimą. Tas liudijimas gaunasi toks, tu tiesiog papasakoji žmogui, ką Dievas padarė tau. Ir šitą atmesti, jau žmogus tikrai turi būti abejingas ir piktos širdies, kad tu pasakoji, ką Dievas tau padarė, kaip tavo gyvenimas keitėsi ir tarkim kitas pyksta už tai, kad tu Dievą mini. Jo, tai tikrai liudyti reikia, tai padrasina ir kitus brolius seseris irgi tai padrasina. Tavo liudijimas padrasino mane, tikiuosi, kad irgi daug ką padrasins ir galim tada baigti. Gerai. Ačiū tada tiem, kas žiūrėjo. Ačiū labai. Dievo palaimus linkim, laiminam kiekvieną ir... Tikrai. Jo, galbūt dar kada bus koks nors kitas video, o gal ir nebebus, žiūrėsim, bet šiandien turim tai, ką turim. Iki visiems. Iki.